Sveika, Patricija. Labas, Erika, labas, Bari. Su tarpušvenčiu. Ir artėjančiais naujaisiais metais. Kaip ir žadėjom, grįžom su tokiu, kaip pasakyti, pokalbiu apie įvairius ritualus ir šiaip pasiruošimą. Būtent artėjančiams naujiems metams, kurie čia kiek čia už poros dienų, netrukus. Taip. Kaip sutikti naujuosius metus, įvairūs ritualai, kaip juos naudoti, kad mūsų gyvenimas kitais metais būtų gražus, laimingas, kupinas gausos, ramybės, laimės, sveikatos, meilės. Tai kągi daryti? Nusiteikti pirmiausia. Šiaip reikėtų nusiteikti, nes viskas prasideda nuo nusiteikimo ir nuo intencijos, ko sau linkim, ko kitiem linkim. Bet yra, kaip pasakyti, tokių specifinių įvairių pasiruošimų. Kaip tą daryti? Na, iš mano pusės aš visą laiką naujosius metus stengiuosi pradėti, jeigu sutinku ypatingai, ir apskritai, kad jeigu sutinku naujosius metus namuose, o jeigu ir nesutinku, kad mano namai būtų švarūs. Tai kad visas šiukšlės iškeliautų iš mano namų, būtų švarūs namai. Taip pat sutikti su artimai žmonėm, kurie turi man gerą poveikį, yra geros energijos, kad nebūtų jokio pavydo, pykčio, o tik teigiamas ir geros emocijos. Taip, tarp kitko, šiek tiek kalbant apie tokius papročius dėl švaros, pasiskaičiau irgi prieš mum kalbant, nes taip pat įdomu pasidarė, kad ne tik tai namai turi būti švarūs, bet pavyzdžiui senovėje būdavo taip, kad namuose neliktų jokių senų žolelių, senų grūdų, kad, žodžiu, viskas, kas sena, šiek tiek papuvę, kaip tais laikais, kad, žodžiu, negali ateiti į naujus metus, nes čia yra tokia nešvari, jau mirusi energija, jeigu jau taip žiūrėti, kad, žodžiu, išsivalyti. Tai reikės prakapstyti lentynas, virtuvės ypatingai, tai čia. Ko nereikia. Bet iš tikrųjų aš manau, kad čia yra visiškai, kaip pasakyti, tiesa, tai kas jau senas, supuvę, nesineškim į tuos naujus metus. O tai gerai, tai kaip tada, kadangi vis tiek mūsų tos kalbos yra susijusios daugiau apie kvapus, kokie tada valantis yra aliejai, valantis namus ir kaip reikėtų tada, tarkim, su tais aliejais išvalyti namus, ką tu rekomenduotum? Numeris 1 kadagys. Aš manau, tai čia toks, kaip pasakyti, visiškai apsivalymui ir namams, ir kūnui, kaip ir šnekėjom, kad pavyzdžiui daug kas prieš naujus metus į pirtį eina su kadagio aliejum, kad tiesiog išsivalyti būtent. Šiaip gera idėja eiti į pirtį. Į pirtį taip, išsigarinti. Išsigarinti, išsivalyti ir kadagys tinka, kedras. Kadagys, kedras. Ką paskaičiau, įdomus faktas yra apie šalaviją. Nes šalavys jis irgi yra valantis augalas, bet senovėje šiek tiek reikėdavo atsargiai elgtis su šalaviju, nes sako, šalavijas taip stipriai valo, kad jis gali išvalyti viską, ir blogą, ir gerą tuo pat metu. Kaip pavyzdys, sėkmę kokią nors nusivalyti, tai žodžiu, kaip pasakyti, jeigu nesi patyręs, tai su šalavim šiek tiek atsargiau reikėtų, bet jį galima naudoti. Arba gal naudoti truputėlį. Truputėlį? Nepadauginti. Taip. Šiaip apie pirtis, labai gera tokia tema, kaip aliejus eterinius naudoti pirtise. Ne visi žino. Ne visi žino, nes daug kas ant akmenų tiesiog užlašina ir tuomet tie aliejai, jie greitai sudega ir jokio terapinio poveikio nėra. Tai tuomet juos reikėtų išskaidyti. Aš visą laiką sakau turėti degtinės kokį šaukštelį arba druskos, įlašinti aliejus, 6-8 lašiukus, tokio kiekio pilnai pakanka ir tuomet į vandenį, išmaišom vandenį, molekulinė struktūra išsiskaido ir tuomet jau tą vandenį su aliejais išskaidytais jau pilti ant akmenų. Arba į druską pasidaryti kokį irgi apvalantį mišinį ir savo tuomet išsipilinguoti. Ką tu nori pasakyti? Pritariu. Bet irgi su tais aliejais, tai man visada patinka, man atrodo, mes su tavim prieš kokią savaitę, gal prieš porą savaičių darėm tą ritualą, kur paėmėm žaisliuką ir aš tau lašinau to aliejaus ir sakau tau laimės, sveikatos, kad viskas būtų gerai, tai aš manau, tai irgi toks savotiškas ritualas galėtų būti, vis dėlto ko tu linki?
Taip, netgi galima pasidaryti tokį ritualą kartu su draugais arba su artimaisiais, su tais žmonėmis, kuriais mes švęsime naujosius metus, kartu kurti bendrą ateinančių naujųjų metų kvapą. Tai pavyzdžiui, galime paimti apelsino. Mesgi visi norime kitais metais būti laimingi ir turėti džiaugsmo. Tai būtinai į naujametinį kvapą arba naujųjų metų išvakarių kvapą įlašinti apelsino. Na, ką dar galime lašinti? Tai priklauso, ko norisi, bet tai ramybės. Ilang. Aš ramybės noriu. Nu tai kas ramybę sutikė? Labai skirtingai tarp kitko su ramybė yra. Nu ką aš norėčiau? Bosvelė? Bosvelė, tai klasika yra, nu kaip. Aš tiesiog dar buvau perskaičius, kad greipfruto su bosvelė optimizmo suteikia. Optimizmo, jeigu mišinys, tai ramybės, greipfrutas, bosvelėje, apelsinas. Aš kažkaip kardamono noriu. Kardamonas, nuotaikingas, nu, toks. Kardamonas, cinamonas gali būti, apelargonija balansui, meilė, ilang. Ilang, taip, aš šiandien ryte perskaičiau, kad iš tikrųjų laurų aliejus sėkmei. Taip. Iš senovės Romos laikų, nes jie kaip pindavo tos laurų vainikus, žodžiu, savo, tai vat sėkmė. Taip, kada pareidavo kareiviai, kariuomenės laimėję mūšį, tai tuomet juos visus nuvainikuodavo lauro vainikais. Tai vat toks, nežinojau, nors atrodo logiška, bet vat lauro aliejus irgi galėtų būti. Tai pačiulis. Pačiulio. O jeigu norime ir meilės, ir pinigų, tai galime pasidaryti aromaterapinę vonią, irgi naujametinę. Tiesiog vėl 6 lašiukus, pačiulės aliejaus, kvapųjų kanangų, tai 3 ir 3, pavyzdžiui, lašiukai bendras kiekis 6, įsilašinti į aromaterapinę vonią ir tiesiog pagulėti, palikti kas negera, mes kaip visą laiką mėgstam kas negera ir kaip sakyti, kad ateitų. Bet vat ir reikia kartoti šitus dalykus, kad tiesiog įsimintų, nes neužtenka pasakyti, reikia ir padaryti šitas dalykas, bet irgi kur šiandien, pavyzdžiui, šnekėjau, kad man labai graži tradicija atrodė, pavyzdžiui, dovanoti žvakės naujiesiems metams, kad, žodžiu, žvakė simbolizuoja tą tokią šviesią ateitį naujiems metams, kad irgi, šviesu būtų, nes irgi reikia turėti mintį, kad, gal šitos šventės, pavyzdžiui, šiemet ne visiems lengvas buvo, gal kas nors sunkius metus turėjo, kaip pavyzdys, tai su ta intencija, kad viskas išsivalytų, kad, šviesu, gera būtų, tai irgi. Taigi, šviesos, ramybės, meilės, laimės, pinigų, sveikatos. 6. Aš norėčiau tokių 6 dalykų. O sveikatai? Gvazdikėlį. Bazilikas gali būti irgi, nes jis yra ir detoksikuojantis, ir raminantis, nes dažniausiai ta mūsų sveikata priklauso ir emocinė, ir tada jau fizinė, tai kad ir emocinė, ir fizinė sveikata. Spygliuočiai, kaip visi. Spygliuočiai gali būti. Tai tas pats kadagys, pušis, čia jau kaip pasakyti, ką sugalvosi. Na gerai, tai apibendrinant tuomet top 3 ritualai su aliejais. Pirties ritualas, bendro kvapo kūrimas, kada lašinam, ko norim ir kuriam bendrą kvapą. Ir galime mes tada jį pasitepti, galime įkvėpti, iškvėpti, galime paausius kaklą išsitepti su tuo naujametiniu kvapu, visą intenciją, tokiu kaip ir prikalbėtų, užkalbėtų. Aromaterapinės vonios. Ir galime namus iškvėpinti, dar toks 4 variantas. Tiesą sakant, taip. Ir 5 variantas, 5 būdas, svarbiausia, kad darome tos ritualus, kad mes patys savo viduj giliai tikėtumėm tuo, kas mūsų laukia kitais metais. Bet aliejai ir padeda, nes jie įstato tą tokią geresnę. Taip, kad savo palinkėkime su stipria intencija, su stipriu tikėjimu viduje, kad kiti metai būtų kupini gausos, ramybės, laimės, meilės, pinigų ir sveikatos.